kiekvienam pacientui individualiai. Tai kiekvienas turi savo lūkesčius, kiekvienas savo planus. Tiesiog patogumai turbūt kiekvienam yra žinomi, tai nebereikia nešioti akinukų. Pacientas nebepriklausomas nuo kontaktinių lęšių. Ir įvairios situacijos būna ir su akiniais. Kartais akinius pacientas nešioja, bet jis juos sunkiai toleruoja. Ypatingai dėl skirtingų akių, jeigu viena akis stipresnė, kita silpnesnė, kontaktinių lęšių pasirešęs netoleruoja, tai jau tai keičia gyvenimo kokybę. Atsiranda šiek tiek judesio laisvė, kas gali akinius nuo saulės nešiot, vėlgi patogumai įvairūs atsiranda. Tai profesiniai kartais dalykai, pavyzdžiui, kai kurie pacientai dirba šaldytuve, ten akiniai visą laiką užrasoja, yra kas aukštalipiais dirba. Kam dėl kosmetinių priežasčių, įvairios situacijos, bet aš manau, kad visais atvejais atsiranda tokia laisvė, pasitikėjimas savim, pasitikėjimas savo matymu.